Senais laikais, prieš porą šimtmečių, žmonės tikėjo, kad egzistuoja toks dalykas kaip medžių dvasios. Šitos dvasios būdavo dviejų rūšių – gerosios ir blogosios. Gerosios dvasios galėdavo padėti pasiklydusiems keliautojams rasti namus. Tuo tarpu blogosios paprasčiausiai juos paklaidindavo ir nuvesdavo juos į mirtį. Tiek gerosios, tiek blogosios žmonės tikėjo apie jų egzistavimą. Bet jeigu su šitom dvasiom būtų susidūręs medkirtys, ir taip prasideda mūsų istorija. Senais laikais, prieš porą šimtmečių, gyveno labai godus medkirtys. Jis juokėsi iš medžių dvasių egzistavimo, nes jis buvo vienas iš tų, kuris juos išplatino, taip norėdamas atbaidyti kitus medkirčius nuo jo kirtamų vietų. Medkirtys buvo nusižiūrėjęs vieną didelį stambų ąžuolą. Anksti ryte atsikėlęs jis pasirinko daiktus, pasiėmė savo peilius, pjūklą, kirvius. Ir dar saulė tik pradėjus kilti, jis pradėjo judėti link to ąžuolo. Diena prasidėjo, medkirtis čiupo kirvį ir pradėjo kapoti. Kaip diena ėjo, taip jam ir niekaip nepavykdavo nukirsto ąžuolą. Saulė pradėjo leistis, medkirtis nukirto beveik pusę kamieno. Ir tada balsas iš niekur: "Stok, pasitrauk, aš nukrisiu." Medkirtys įsigando, apsižvalgė, bet aplinkui buvo nei vieno žmogaus. Jis pagalvojo, kad jam pasigirdo. Ir jis toliau kapojo. Ir vėl balsas: "Stok, pasitrauk, aš nukrisiu." Įsigandęs, jis čiupo savo kirvius ir peilius, apžiūrėjo teritoriją, apvaikščiojo visą mišką, nesurado nei vieno žmogaus pėdsako išskyrus savo. Įsigandęs jis susirinko savo daiktus ir grįžo namo, galvodamas, kad kitą dieną iš pat ryto jis grįš ir užbaigs savo darbą. Aušta nauja diena. Medkirtys pasigalando savo peilius, savo kirvius, savo pjūklą. Dar saulė tik pradėjo kilti. Medkirtys nuėjo iki to medžio ir vėl prasidėjo kapojimas, pjaustymas, kirtimas. Jis kapoja. Diena juda į priekį. Kapoja. Išsitraukė pjūklą ir pradėjo pjauti. Pjauna. Ir garsas: "Stok, pasitrauk, aš tuoj nukrisiu." Bet medkirtis buvo per daug pasiryžęs užbaigti tai, ką pradėjo. Ir jis nebesiklausė jokių balsų ir niekas jau nebegąsdino. Jis čiupo savo didžiausią kirvį ir pradėjo kapoti. Ant medžio kamieno pradėjo vystytis milžiniška bjauri burna. Akys baisios ir šlykščios. Medkirčių jau beliko tiek neapdaug be nukirsti. Ir tada išgirdo balsas: "Pažiūrėk į mane." Medkirtys pametė kirvį, pakėlė galvą, o ten buvo didelis, bjaurus veidas, kuris žiūrėjo į jį. Medkirtys spėjo vos atsidusti ir medis jį prarijo.